slidžių tako, kodėl nėra? Svečių slidžių tako. Slidžių tako. Padarysim, nėra sniego. Sniego? Bus. Policija viską gali. Jo. Padarys sniego. Jo. Mes einam daryti sniego. Einu suorganizuosiu. O tu papasakok apie olimpiadą. Gerai, jo. Olimpiadą. Nu tai aš tada papasakosiu, kol jų nėra. Juoktis reikės dažnai ir greitai. Kai jam sukako 8 metai, tėvai maldavo, kad jis pabėgtų iš namų. Žiovaudamas vyras rodo savo nekultūringumą. Žiovaudama moteris parodo savo galimybės. Aš taip ir supratau, kad šitas tai bus geras. Pasimetęs jis skėstelėjo rankomis kojas. Svarbiausia, kad meilės trikampyje vienas kampas visada būna bukas. Meilės menas tai mokėjimas pabučiuoti moterį reikalingų metų reikalingą vietą. Jeigu vyras iš moters reikalauja tik vieno, reiškia, kad ta moteris negabi. Kažkas suprato. Mergina kaip žvirblis. Išlėks – nepagausi. Užlėks – neįsipirksi. Mergina guodžiasi draugiai. Man tai buvo liūdna ir nuobodu, kad Antanas iškart pradėjo mane guosti kaip galėjo, o galėjo jis tik du kartus. Vienas žingsnis pirmin, 12 aukštų žemyn. Plaukite rankas vietoj valgio. Jeigu jūsų mergina pasirodė esanti ne mergaitė, džiaukitės, kad ne berniukas. Draugų negalima nusipirkti, bet kaip naudingai juos galima parduoti. Vyro kojinė žmonos veidas. Geriau įkaltas medvaržtis, negu įsuktas vinis. Jeigu tave visi vadina kupranugariu, tai ir spjauk ant visų. Niekada neklausykite patarimų. Šito irgi. Moteris, prie kurios nesilietė vyriškos rankos, baisiau atominio karo. Smegenys mano antras mylimas organas. Ir gyveno jie ilgai ir laimingai, ir pasikorė ant vienos šakos. Čia Zakarauskui skiriamas anekdotas. Vakar pro mane pravažiavo teisingas policininkas. Iš kur žinai, kad teisingas? Taigi sakau, pravažiavo. Viskas bus taip, kaip turi būti, netgi jeigu viskas bus kitaip. Žmogus atsirado ne iš beždžionės, o iš kentaro, kuris labai daug rūkė. Moterys būna neištikimos 2 atvejais. Iš būtinybės ir šiaip sau. Bendraudami su moterimi, nedarykite skubotų išvadų, įvadų irgi. Nori tapti žiedų valdovu? Nusipirk Audi. Moteris kaip beždžionė. Kol kitos šakos nepagriebs, pirmos nepaleis. Atėjo pavasaris. Laikas susitepti užtruktuką. Nedarykite iš musės atpirkimo ožio. Jeigu moteris nusprendė išmokti vairuoti automobilį, nestovėkite ant kelio. Greičiau miega tas, kas miega vienas. Kad sulėsėtum, reikia gerti feirį. Labai gerai naikina riebalus. O dabar labai subtilus, bet labai geras. Vienas iš mano pačių mylimiausių. Moterys, nukreipkite visą vyrų energiją teisinga vaga.
Neaišku, kas save laiko svarbesniu, žmogus ar šuo. Šuo taigi pirmas letinas nepaduoda. O dabar toks labai briedinis anekdotas. Moterų diena kartą metuose. Moterų dienos kartą per mėnesį. Gaminant šią dešrą, nei vienas gyvūnas nenukentėjo. Šūkis. Kiekvienai seks bombai po seks detonatorių. Aš kalbu tik tai, ką galvoju. Dėl to visą laiką tyliu. Kad ir koks genialus būtų jūsų gydytojas, o prostatitą vis tiek reikės per užpakalį gydyti. Dar pienas nuo lūpų nenudžiuvo, o jau iš galo laša. Sunku būti estetu, kai aplink nėra tualetų. Nesakyk, kad vaikas blogai valgo. Geriau pažiūrėk, kiek jis kakoja. Jeigu moterys yra tokios svarbios, tai ir Dievas turėtų bent jau vieną turėti. Pramušė kažką. Galų gale. Tylėjimas vienintelis auksas, kurio nekenčia moteris. O dabar toks labai trumpas, bet labai geras. Iš pradžių jis jai nuėmė rožinius sakinius. Moterys kaip šampanas. Iš pradžių sausos, po to pusiau sausos, po to pusiau saldžios, galų galę saldžios, o po to briūtas. Moteris už vairo, kaip žvaigždė danguje. Tu ją matai, jinai tavęs ne. Mums svarbiausia pradėti, baigti mes visada. Manau, kad vis tiek, norim, nenorim, bet vis tiek kažkokį tai vieną ilgą anekdotą tai vis tiek reikėtų pasakyti. Reiktų, ar ne? Prisimenat, buvo kažkada tai toks anekdotas, kai skambutis į duris, dėdukas atidaro duris ir žiūri, stovi tokia nedidelė giltinė. Guptuvėlis toks nedidukas, reiškia. Taip, užsimetus dalgiuką, kokį, nuo tokio didumo, per petuką. Ir jisai sako, tu čia ką, pas mane? Tai ne, aš pas tavo kanarėlę. Dabar yra pratęsimas. Praeina metai, vėl skambutis, dėdukas atidaro duris, vėl žiūri, stovi tokia giltinukė, guptuvėlis, dalgiukas per petį, užmestas. Sako, aš tave žinau. Tu pas mano kanarėlę, ne, tu mirtis. Ne, sako, aš ne mirtis. Aš impotencija. Raimundas Bengelis. Jo, gerai. Čempionas, kodėl slidės be protektoriaus, aha? Čia vasarinės slidės. Ne, palauk. Vasarinėms slidėm protektoriaus nereikia. Reikia. Nereikia, sniego nėra. Yra sniegas, yra. Kur? Toj bus. Tai tada aš... Čiuoškit iš čia. Dėkojame, Raimundai. Čiuoškit gerai, laimėkit antrą vietą. Toj bus. Kad sniegas greičiau iškrištos, tiesiog prisiminiau, kad iškviesti reikia tiesiog dainą apie naujosius metus. Apie naujosius komikų metus. Jo, gerai.